Sekmadienio skaitytoje Evangelijoje muitininkas elgėsi visai kitaip nei fariziejus. Jis stovėjo tokiau ir net nedrįsta pakelti akių į dangų. Jis aiškiai suvokė savo nuodėmingumą ir tai, kad priklauso tiems, kuriuos žmonės laikė didžiausiais nusidėjėliais, paniekintais ir atstumtaisiais. Stovėdavo toli tarsi kartu su pagonimis ir jautė savo menkumą. Nuleistos jo akis liudijo jo gėdą, vidinį skausmą ir suvokimą, kad nėra vertas pažvelgti į Dievą. Muitininkas žino, kad jam reikia permainos, jam reikia atsivertimo. Jis nepasikliauja vien tik tai savimi, jis pasikliauja Dievu. O dabar paklausk savęs, kas šiandien yra tavo nuleisto žvilgsnio priežastimi? Kodėl nedrįsti pažvelgti į Dievui į akis? Gal tai baimė, gėda ar seniai įsišaknyję blogi įpročiai? Ir svarbiausia, ar nori, kad tavo gyvenime įvyktų permainos? Palaimintos tau dienos.